Rungtynės, aišku, ruošėmės tam, turėjo būti sunkios rungtynės, jos ir buvo. Matėm jų komandą, kaip jie žaidžia, kaip technišką futbolą. Užduotis buvo neprasileisti ir sužaisti drausmingai gynybą. Pirmas kėlinys kaip ir gavosi, tokių progų jie neturėjo. Mes keletą progelių turėjom įmušti. Bet, kaip visada sakau, jaunimas suklydo biškį. Tuo pačiu momentu, kada pirmas kėlinys baigėsi, jiems buvo sakyta pradžioje 10-15 minučių, išeikit drausmingai, sužaiskit, o paskui jau apsilygins ir priešininkas pavargs, bus lengviau žaisti. Ir padarėm tokią klaidą, grubią klaidą, kur priešininkų nebuvo, ne jie ataką padarė, bet mes patys ją susikūrėm. Taip kaip aš jiems sakiau, vyrai lošia, neturiu pretenzijų, bet įmušė 2 įvarčius, vieną į savo vartus, vieną į priešininkų. Tai vat, tas jaunatviškumas duoda savo, atrodo žaidžia ir vis tiek kažkokią klaidą tokią padarė. O šiaip tai rungtynės, manau, nebuvo blogos. Momentų buvo, kada jie pavedė 1-0, mes pakeitėm gynėją, išėmėm, rizikavom paspaus, nes mums jau reikėjo 2 įvarčius mušti. Tai atrodo gavosi, pasiekėm tą įvartį, tiek daug, nedaug atrodo trūko, bet neįgyvendinom tą, ką norėjom. Mūsų tik tais komplektuojasi, jauni dar to nesugeba, jiems tik tais praktika parodys, galbūt pasimokins. O patys matėt, kada rezultatas 1-1, kaip jie gaišino laiką, kaip jie tempia. Aišku, jie patirties daugiau turi. Tikriausiai sutinkat, kad toks žaidimas negarbingas? Ne, tai taip, aš sutinku su to, kad... Jau čia visiškai gali būti, ten, sako, nukrito, skauda, įspyrė į koją, bet jeigu po 2 krenta, jau į toj pusėje ir toj pusėje, ir akivaizdžiai tempia laiką, tai teisėjas čia turėjo parodyti ir geltoną kortelę, jeigu išneša jį iš aikštės, jis atsistoja ir vėl bėga, prašo į aikštę, tai čia negarbinga. Pirmas rungtynės lygiai taip pat buvo, jie lygiai taip pat elgėsi? Serbija to nedarė, todėl kad jie norėjo įvartį įmušti. Jie norėjo namuose įvartį įmušti, o dabar jie jau gynėsi, jiems rezultatas tenkino 1-1, tai jie įjungė truputėlį vaidybos. Buvo momentai tokie, kad žaidžiam, turim kamuolį ir nežinom, ką su juo daryti, ir po to mušam bet kur. Bet aišku, čia tas jaudulys tai buvo. Aš mačiau, kaip žaidėjai ruošėsi rungtynėm, kaip jie rūbiniai stengėsi, jie norėjo sužaisti viskas. Bet jie sužaidė, aš galvoju, pagal savo galimybės. Kažką geriau sužaisti ir negalėjo.